Sveiki draugai, naujas epizodas, nepatikėsit kur aš. Už nugaros vanduo, Karaliaus Vilhelmo kanalas. Šiandien žvejybos epizodas. Prisėmiau truputį įrangos. Pamėginsiu šiandien kažką pagauti iš taikios žuvies, ne šerių, ne lydekų, dugninė plūdinė, greitos jungtis, greiti persimontavimai. Ir žiūrėsim, kas čia kimba. Nors čia turėtų būti tiek karpių, esu girdėjęs, karšių tai be abejo, lynų ir visokios kitokios baltos žuvies. Tai ardomės viską, montuojamės įrangą ir pradedam žvejybą. Aišku, ko reikės, tai krūtinės laikiklio, rankšluostuko, atsarginės baterijos, atsigerti. Galvojau, pasimsiu karpinę sistemą. Karpiam turiu boiliukų, bet nežinau, ar aš ją išmėginsiu. Sliekai dzikai, paprasčiausi. Ir pats paprasčiausias papiguškė, taip žargoniškai, karpinis jaukas. Na, šiek tiek turėtų jisai kaip ir sudirbti. Mėginsim. Aišku, visokios velniavos aš čia turiu. Kažkokie tai boiliukai, tutti frutti, 16-20 mm. Aišku, aš nežinau, ar tai karpiniai sistemai jie bus pats tas, ar aš čia pagausiu kažkokį tai karpį, bet boiliukų turiu. Mėginsiu žvejoti metodu, turiu pasiruošęs, susiviniojęs su pavadėliu ir vieną labai seną plūdę. Aišku, viršūnė yra, tačiau viską reikia persirišti. Matysim, kaip bus. Vieta visai kaip ir nieko, jau paruošta kėdė, koliukas, lelijų visokių, žolių pilna, girdisi žuvis pliauška. Tai nedelsiam ir einam viską pakuotis, montuotis ir pradėti žvejybą. Jaukas kvepia žiauriai skaniai. Kažkoks vaisinis, su kukurūzais, su viskuo smulkintas. Prisidrėkinsim, kol jaukas drėks. Tai eisim, susirišim meškerę, sistemas pasiruošim ir pradėsim žvejybą. Kukuliukai paruošti. Jaukinam. Jaukinsiu nedaug pradžiai, kad dar pašaro liktų ir dugniniai. Pradžiai pamėginsim galbūt su plūdinį. Na va, dugninė meškerė užmesta, tik užmečiau, iškart buvo porą mėginimų pajudinti. Pradžiai naudoju dziką, tikiuosi smulkmė nekibs. Kaip minėjau, sistema metodo, pašarą reikės vis tiek dar drėkinti truputį, nes truputį dar birus, bet pradžiai pirmiem keliem metimam bus pats tas. Tai sėdim ir laukiam pirmos žuvies. Kas žvejoja metodu, tai žinot, kad yra šerikla, kurios apačioje yra gumelė, prie kurios tvirtinasi pavadėlis su kabliuku. Ir nors ši sistema man yra labai dažnai pasiteisinusi, tačiau aš galvoju, jeigu artimiausiu metu nesulauksiu kibimo, reikės mėginti, kaip aš pavadinau, trišakė sistemą. Tai trišakiukas, pagrindinis valas, prie pavadėlio šerykla ir prie kito pavadėlio kabukas, kur matysiu jautresnį kibimą ir gal greičiau tiesiog žuvis pasitvirtins tokią sistemą, nes metodu tik į metus sulaukiau poros tempimų, tačiau nieko kol kas dar nėra.
Kas 10 minučių permetinėti nežinau, ar yra prasmės, nes vis dėlto žuvis, jeigu kips, tai kips. O šiaip dar reikia pasidėti palaukti. Na, panašiai apie 20 minučių nekibimo, o trumpai papasakosiu, ką aš vadinu tą trišakę sistemą. Tai yra va toksai trišakiukas, prie kurio esu pririšęs per suktukus pavadėlį paprasčiausiai, lydekinį, ir prikabinęs 20 gramų šėryklą stovinčiam vandeniui. Galbūt truputį per mažai, galbūt užtenka. Viename gale pavadėlis šėryklai, kitame gale pavadėlis kabliukui. Ir prie dar vieno galo tvirtinasi pagrindinis valas ir aš jau pradedu galvoti, kad šitą jautresnę sistemėlę reikia užsirišti, pamėginti. Arba dar kartą permesti metodą. Nors gal trūksta kantrybė šiek tiek, bet beveik pusę valandos, daugiau kaip pusę valandos nieko, tai sliekas dzikas, nauja sistema, kurią rodžiau prieš tai, šėrykla ir trišakiukas. Pagrindinis valas, kabliukas, lydekinis pavadėlis ir šėrykla. Mėginsim taip. Šiek tiek jautresnė sistema už metodą, galbūt taip eis geriau. Valanda žvejybos, dugninė tyli. Nors metodų buvo poro mėginimų kibti, o dabar šią sistemą, kurią užsidėjau kitą su atvira šėrykla, visiškai nulis. Svarstau dabar trečią variantą, arba dėti plūdę, arba dėti atgal metodą ir rišti plauko sistemą, dėti boiliuką. Nežinau dabar konkrečiai, ką teks pasirinkti, bet pamėginsiu dar palaukti šiek tiek su šia sistema, dar porą kartų permest ir galbūt rasiu tašką, gal prijaukinsiu pakankamai ir žuvis ateis. Kai būna, kai nesiseka žvejyba, tai tiesiog praplaukiančių žolių liniją užkabini, užmetęs visai į kitą pusę ir galvoji, kad tau kažkas kimba, laukia kibimo, bet jo nėra. Nu dar taip kol kas nėra buvę. Puikiai žvejyba. Dar belaukiant šitą pusvalandį kibimo su nauja sistema spėjau pamėginti ir boiliuką. Sakau, įmesiu į vandenį, pažiūrėsiu, jisai plūduriuoja ar ne. Gaila, jisai yra skęstantis ir nežinau, ar kokia stambesnė žuvis praplaukianti su menku maitinimu, smulkios frakcijos pašaru jį pamatytų, praplauktų ir tiesiog užkibtų. Tai tiesiog dabar permečiau dar kartą sistemą. Žolė sukasi atgal plaukia. Turbūt vėl pagausiu žolės. Galbūt ne. Vėl plaukia atgal. Beveik per valą. Manau, teks rinktis dar vieną opciją. Rišti plūdinę. Žvejoti su plūdinė meškerė. Na, kiek žiūriu, šiandien žuvis mėgsta bajerius. Beveik 2 valandos be kibimų. Tai, kad žuvis mėgsta bajerius, tai... Oi, ir aš prisidariau bajerių. Tai mėginsime plauko sistemą su metodu suderintą užsimesti. O kaip viskas atrodo? O atrodo taip. Metodas, pavadėlis, nes čia yra kažkoks tai suktukas. Mėginsim taip išderinti irgi. Ir boiliukas su kabliuku. Jeigu neveikia nei sliekas, nei dzikas, mėginsim kažką skaniau.
2,5 valandos žvejybos. Išmėginta metodo sistemėlė su dziku, išmėginta su slieku ir dziku, išmėgintas boilis. Vienintelis dalykas, ko nemėginau, tai plūdinė. Kibimo visiškai jokio. Prieš kelias minutės praplaukė žaltys pro kojas, nespėjau jungti kameros, bet judesio šiandien žuvies visiškai nėra. Tai nežinau, dar galbūt valandą pasėdėsiu ir važiuosiu namo. Nors oras visai nieko, gerokai atvėsė, be lietaus, debesis užeina, praeina, saulė, vėl debesis, bet kibimų jokių. Galbūt tai pašaras neveikia, galbūt diena net neįsivaizduoju. Baigėsi žaidimai su dugninė meškerė, užsirišau plūdę ir ką jūs savo galvojate? Užsimečiau, kimba. Labai tikiuosi, kad artimiausiame kadre pamatysim pirmą žuvį. Ir iš vis nutrauksiu prakeiksmą nuo paprastos meškerės ir dugninės plūdinės nekibimo ir galų gale pradės kibti. Nespėjau kibimo nufilmuoti. Raudė, mažytė raudė, viskas prie žolių. Prakeiksmas nuimtas, dzikai veikia, pirma žuvis. Na ką jūs manot, su plūdinė kimba, dugninė niekai, bet plūdinė juda. Taip vyksta drumstimas žvejybos kateriais. Kas keisčiausia, kad su tokiais kateriukais niekur Vilhelmo kanalu nenuplauksi, tik iki šliuzo, iki Klaipėdos šliuzo ir atgal į Miniją, jei neklystu. Tai bereikalingas plaukiojimas, žvejybos vietų drumstimas ir tiesiog žuvies baidymas. Na ir dar viena žuvis. Panašiai praleidau galbūt 4,5 valandos ir tokias raudelės tai kimba. Na vis geriau negu nieko. Nu ką aš galiu pasakyti. Rimčiausia šios dienos žuvis, kaip per visą delną. Va čia jau žvejyba. Ta prasme, čia prasidėjo kažkokia pornografija. Savo pusėje prie žolių nepagaunu nieko. Bet numetęs į kitą pusę palei kitas žolės, antram krante, pradėjau traukti. Dabar reikės mėginti jums parodyti, kaip tai vyksta. Ir kibimas ir kritimas. Apie ką aš ir šnekėjau, kad kitoj pusėje yra daug didesnė tikimybė pagauti negu savoj pusėje, nes savoj pusėje niekas
nelabai kimba. Jūs tik pamanykit, ešerys. Šiandien pirmas ir dar toks nedidelis. Ta prasme, visą dieną savoj pusėj niekas nekibo niekur. Tik į kitą pusę numetė. Prasideda kibimas. Nežinau, mėginau ir jaukinti šitoj pusėj, mėginau ir jaukinti su dugninė kitoj pusėj. Tačiau, ar žuvis baidosi šito jauko, ar tiesiog oro pasikeitimas, kažkoks staigus slėgių skirtumas ir panašiai. Bet jau žvejyba prasidėjo. O dabar yra 6 valanda. Tai realiai 6 valandos ir tik tada prasideda kibimas. O 4 valandas prasidėjus tiesiog sėdėjau tuščiomis. Na tai ką, draugai, žvejyba truko šiandien 7 valandas. Buvo iš tikrųjų pačioj pradžioj nuobodu 4 valandas, likusis 3 dar plius minus. Pavyko pagauti vieną bei kitą žuvelę, neįspūdingas, bet. O šiaip apibendrinimas, reikėtų kažkur važiuoti į kokį ežerą, į upę, nes Vilhelmo kanalas, nelabai ta žuvis matomai migruoja, į jaukus, į pašarus nereaguoja, į sliekus, dzikus ir boilius irgi labai sunkiai. Nieko nepavyko išrasti jokio dviračio. Tai tokia šios dienos žvejyba. Ir jau žinai, jeigu patiko vaizdelis, gali paspausti nykštuką, paprenumeruoti kanalą ir parašyti komentarą, ką norėtum pamatyti kitą kartą. O šiandien sakau, iki kitų kartų, iki naujų video.